Per visus metus triatlone supratau keletą labai svarbių dalykų, kai kuriuos sunkiuoju būdu. Sveiki, šiandien yra šeštadienis, šiandien yra Longranas, varau susitikti su savo klubu ir prasimėgti reiškia. O šiaip jau kurį laiką darau video ir dariau pagrindą dabar apie varžybas, ką veikiau, dalyvavau. Šiandien pašnekėsim apie pamokas, kurias išmokau. Tai pirmas dalykas, jeigu norit varžybų rezultatui, o ne kaip tiesiog išbandymo iššūkį, aš rinkčiausi varžybas pagal savo stiprybės. Tai turiu galvoj, kad jeigu bijot vandens, bijot atviro vandens, galbūt geriau rinktis ne jūrą, o ežerą. Arba jeigu nėra galimybės pasiruošti minimui kalnuose, galbūt reikėtų rinktis kuo labiau plokščią trasą. Aišku, iš kitos perspektyvos, jeigu nori dalyvauti dėl iššūkio, išbandyti save, rinkitės ką tik norit. Visiems bus įdomios, smagios varžybos. Longranas padarytas, bandelės arbatą suvalgyta, galima dabar bėgti namo ir pratęsti pokalbį apie pamokas ir šiaip tas taisyklės, kurios dar neapšnekėtos. Antra pamoka tai bus būtinai perklausykit varžybų briefingą. Tenais apkalbės svarbiausias taisyklės, tenais apkalbės trasų ypatumus, galų gale sužinosit, kur bus vandens stotelės arba kokie elektrolitai bus dalinami varžybų metu ar kokio maisto bus. Tai tikrai ten dažniausiai būna daug informacijos, kuri yra svarbi ir padarys jūsų varžybas kur kas paprastesnės. Kita pamoka – gyvenkit kuo arčiau starto vietos. Arba bent jau susiplanuokit iš anksto, kaip jūs ten nusigausit. Nes, žinot, atsikėlus ryte bus daug streso, bus daug chaoso, ruoštės į startą, galvosit, ar viską susirinkot. Tikrai mažiausiai, ką norėsit daryti, tai bandyti išsiaiškinti, kaip nusigauti tą starto vietą. Ir šoksi man nebeišlips. Žiūrim pirmas, va. O tave niks neištantačiau. Ne. Kitas svarbus dalykas yra turėti pasirinkimą plaukimo kanuko. Turėti vienus tamsius, tokius veidrodinius, kurie skirti, kai šviečia saulė, kai yra graži diena, giedra, ir tokius permatomus, kurie yra skirti blogesniam orui, kur geresnis matomumas. Sakau tai todėl, nes pats susidūriau savo paties kailio, kai dalyvavau Taline, atvažiavau būtent su šitais akinukais ir varžybos buvo ganėtinai apniukusią dieną ir be to buvo vanduo, kuris labai toks drumzlinas ir nesimatė nieko, tai plaukiant su akinukais, kurie dar viską labai patamsina, aš realiai nemačiau savo plaštakų. Aš mačiau maždaug iki alkūnės po vandeniu ir tai nebuvo pats patogiausias variantas. Rekomenduoju visą laiką vežtis 2 variantus ir tokiu atveju jūs priklausomai nuo oro ryte galėsit pasirinkti, kuris variantas jums atrodo geresnis. Toliau, superbatai. Superbatai yra žiauriai kietai, labai smagu su jais bėgti, jauties labai greitas. Tačiau yra vienas dalykas, jie yra, bent jau šitie Alphafly, yra super minkšti. Jie tokie tiesiog kaip ant zefiriukų bėgant. Bet nepaisant to, kad jie yra labai greiti ir jie labai malonus bėgti,
Varžybose ne visose jie tinka 100%, nes, sakykime, vėlgi iš savo patirties dalyvau Challenge Championship'e, tenais trasa bėgimo beveik visa buvo per žolę, labai daug žolės. Ir todėl bėgant su šitais batais ir bėgant per nelygę žolę, jauties itin nestabiliai ir tavo koja visa tokia kaip palaida bala. Tiesiog yra sudėtinga bėgti ir neįtin patogu, biškeliai net kažkuria prasme ir skauda. Tai rekomenduoju kitą kartą ir savo, ir jums rekomenduoju, kai varot varžybas, pasidomėt, kokia bus trasos danga, kad galėtumėt įvertinti, kokie kedai būtų geriausia. Aišku, aukoji komfortą į greitį, šiuo atveju tikrai, tikriausiai nėra greitesnių kedų kaip karboniniai kedai, kaip kad šitie, ir galbūt verta pakentėti, bet žinot, ko jūs labiau norit, ar labiau komforto, ar norit jaustis maloniai, stabiliai, patogiai, ar jūs norit ten žiauriai performint. Taip, čia jau up to you, bet žinokit, reikėtų pasiaiškinti, kokia trasa bus, kad žinotumėt, ar tikrai jums tiks. Toliau einam prie hidrokostiumų. Su hidrokostiumais yra ganėtinai taip savotiškai įdomiai, dėl to, kad ne visada brangesni hidrokostiumai jums asmeniškai bus greitesni kostiumai. Tai patyriau vėlgi savo kailiu, turėjau galimybę gauti mandresnį, rimtesnį techniklį kostiumą. Aš jį pasiėmiau ir labai džiaugiausi ir plaukiojau ir galvojau, o maga, čia kaip žiauriai gerai. Tačiau plaukdamas aš turėjau kažkokį supratimą, kad kažkaip man ne taip jis kelia mane iš vandens ir biškelį gal ir nėra patogu, kaip tas jo kiekis mane iš vandens kelia. Ir tada nuvariau varžybas, obviously, ir sugalvojau, kad gerai, plauksiu su hidrokostiumu, su kuriuo nesu plaukęs per varžybas pirmą kartą, būtent savo svarbiausiose varžybose. Suplaukiau, aišku, viskas praėjo pakankamai normaliai, bet tada sugalvojau grįžęs, kad reikia patestuoti, paimti savo senąjį kostiumą ir naująjį kostiumą. Ir praplaukus panašių effortų supratau, kad man tas pigesnis variantas, paprastesnis variantas yra kur kas patogesnis variantas, nes jis mane mažiau kelia, labiau vienodai kelia iš vandens. Todėl man, kaip buvusiam plaukikui, tai yra patogiau. Tai žinokit, pasidomėkit, kas jums bus naudingiau. Sakykime, jeigu jūs esat prastesnis plaukikas, jūsų kojos gremzda į dugną, galbūt jums reikia kostiumo, kuris tikrai turi to daugiau kelimo iš vandens, kad jūs iškeltų į paviršių labiau. Jeigu esate stipresnis, neutral buoyancy kostiumai bus tikrai geresnis variantas, nes jūs natūraliai žinot, kaip išsikelti save iš vandens. Taip, atkreipkite tai dėmesį. Ir dabar trumpas kadras iš Ironmano varžybų, kai padariau bandomąjį plaukimą ir atėjau visas piktas dėl to, kad iš tiesų galvojau, kad kas čia vyksta, ar aš nebemoku plaukti, o sakau į kamerą, kad sunku plaukti ir taip toliau. Kas buvo? Nieko gero plaukėsi. Kodėl? Nežinau, nepratęs tikriausiai prie atviro vandens. Tai jo. Ir masovkė biški šiuo metu tai. Manau, rytoj bus blogiau. Nepalengvina. Na ir tada daugiau toks gyvenimiškas dalykas. Esu papuolęs vienu metu į tokią sporto gyvenimą ir turėjau per daug sporto, nieko savo neleidau ir perdegiau. Tai linkiu jums, kad suprastumėt, kad triatlonas ir sportas in general, nesvarbu ką jūs darot, tai turi nešti jums džiaugsmą, tai neturėtų tapti stabdis gyventi jūsų gyvenimui. Jeigu gyvenimas yra, kad jūs norit užsiimti šituo lifestyle'u, kad norit sportuoti kiekvieną dieną, varykit, žiauriai cool. Bet kitu atveju
paimti laisvą dieną nuo sporto dėl to, kad jaučiatės pavargę ir tiesiog nefeilinat, kad norit treniruotę daryti, taip ir padarykit. Jeigu norit išvaryti miestą su draugais, pasibūt kažką paveikti, taip ir padarykit, nes galų gale mūsų tikslas yra tiesiog džiaugtis gyvenimu ir daryti tai, ką mėgstam ir kad tai netaptų kažkas tuo, ko neturėtų būti. Triatlonas yra brangus sportas, tačiau yra vietų, kur tikrai galima sutaupyti. Geriausia įranga yra naudinga, tačiau tikrai ne viskas tave taip stipriai pagreitins, kaip kad tu galvoji. Tad tikrai verta pasvarstyti, kur įdėti pinigus, kur gal geriau praleisti ir sutaupyti. O gal yra variantas nusipirkti tiesiog naudotą ir sumokėti pigiau, bet detalė atliks tą pačią funkciją. Taip pat triatlone mes daug valgom. Šiaip juokinga dėl to, kad geliukai, kaip pavyzdys Mortino ar SAS geliukai, ten yra tikriausiai apie 2-3 eurus. Tai tikrai brangu, nes tau kiekvienam long runui reikia bent kokį 1-2 suvalgyti. Tai ilgainiui susidaro nebloga sumelė. Mano atveju aš nustojau pirkti geliukus ir pradėjau darytis pats savo, nes taip yra kur kas pigiau ir tik reikia įdėti biškelį darbo. Tai jeigu įdomu šiaip, kaip aš juos pasidarau, tai sakykit komentaruose, aš tikrai padarysiu video būtent kaip aš pasidarau tuos naminius geliukus. Na ir svarbiausia, mėgaukitės. Svarbiausia yra mėgautis tuom, ką darom, džiaugtis tuom, ką darom, nes triatlonas yra toks, tai jeigu užsiemi tuo pakankamai ilgai, tai tampa gyvenimo būdu ir tai turėtų džiuginti. Tiesiog mes turėtumėm kiekvieną treniruotę džiaugtis, kiekvieną galimybę, kad mes galim tai daryti. Tai jo. Tam kartui tiek, ačiū jum, tai lauksiu komentaro ir įdomu apie tos geliukus ir susitiksim kitam video.